Mėly kolegos, gerbiami komisarai, nepaisant skirtingų nuomonių apie šią komisiją, aš noriu pasveikinti naują komisijos sudėtį ir palinkėti jai gero darbo. Manau, kad komisija bus patvirtinta ir naujieji komisarai imsis darbo kaip galima greičiau, nes laikas ir, kas ypatingai svarbu, problemos nelaukia. Komisija turi dirbti kaip vienas gerai sustyguotas instrumentas, kaip viena komanda ir siekti bendro tikslo – priartinti Europos komisijos sprendimus ir visą ES veiklą prie piliečių lūkesčių visose ES valstybėse, tame tarpe Lietuvoje. Primenu Žano Klodo Junkerio išsakytą frazę: degantį lėktuvą turėjome taisyti skrydžio metu, todėl kartais tekdavo nudegti pirštus. Linkiu, kad tie pirštų nudegimai būtų ne kliūtis, o stimulas sėkmingam darbui ateityje. Šiandien labai svarbu, kad naujoji komisija pagrindinį dėmesį skirtų investicijoms į darbo vietų kūrimą, skurdo mažinimo programoms, paramą smulkiam vidutiniam verslui. ES turėtų daryti didesnę pažangą ir judėti link tvaraus ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir skurdo mažinimo. Kitas svarbus objektas yra vieningas požiūris į problemas, ypač vieningos energetikos bei užsienio politikos klausimais. Tarp visų ES institucijų ir valstybių turi vyrauti bendra pozicija, kiek tai įmanoma, nes tik tokiu būdu mes galim pasiekti optimalų norimą rezultatą. Ypač džiaugiuosi ir sveikinu Lietuvos paskirtą komisarą Vytenį Povilą Andriukaitį ir linkiu jam įsijungti bendrą komandą bei sėkmingai dirbti ES ir Lietuvos labui.